pakalbėkime apie gebėjimus. Nes gebėjimai šiandieniniai visuomeniai yra labai svarbus. Taip, kuo daugiau žmogus turi gebėjimų, tuo jis yra laisvesnis, tuo jis daugiau turi galimybių ir pasirinkimų. Bet vėlgi, gebėjimai ar ne, pas mus neatsiranda šiaip savo, kad juos įgyti, mes turime veikti, mes turime turėti tam tikrą vidinę discipliną ir kad turėti vidinę discipliną, kad turėti energijos veikti, mums yra reikalinga psichinė energija. Be psichinės energijos, be to vidinio kūro žmogus nieko iš viso nepadarys, ar ne? Jeigu ji yra silpna, jeigu nervų sistema nusilpusi, tai mes tiesiog ryte net iš lovos sunkiai atsikeliam. Mes netgi filmo kartais nenorim eiti su draugu pažiūrėti, nes tiesiog nėra jėgų, nors atrodytų visaigi paprasta ir lengva veikla. Taigi, kalbant apie gebėjimus, ką daro diferencijuotų funkcinių būsenų metodika? Jeigu pažodžiui jūs gerai įsiklausytumėt, tai ir yra, ar ne, diferencijuotos, vadinasi išskirstytos, išskaidytos, taip, funkcinės, vadinasi skirtos kažkam būsenos, tai ar ne, mano savijauta, mano psichinė energija, mano stovis vidinis, taip, mano savęs pojūtis. Ir tai reiškia, kad mes iš vienos būsenos, ar ne, galim mokytis vienų gebėjimų, šokti, dainuoti, sportuoti, bėgti, varžytis. Iš kitų būsenų mes galime, ar ne, mokytis įeiti į kokią temą, giliai analizuoti, turėti tam kantrybės, įdomumo, kas svarbiausia. Iš kitos būsenos mes galime mokytis tos pačios psichologijos, santykio su savim, su kitais, ar ne. Gali užsidegti noras pažinti pasaulį, jo struktūrą, žmogaus struktūrą, kas yra ar ne tas fizinis kūnas, kas yra ta jausminė sfera, kas yra mentalinė sfera, kaip tai yra susiję, taip, atsiranda įdomumas. Iš tam tikros psichinės būsenos, sukaupus tam tikrą psichinę energiją, mes viduj užsidegam noru kažką tai veikti, kažką įgyvendinti, ką nors realizuoti ir tampame gyvi. Štai kas įdomu, ar ne, šitoj metodikoj. Ji pažadina žmogų ir parodo jam pačiam save, ar ne, iš pačių įvairiausių perspektyvų. Ir tu nori viską išbandyti, o aišku, kai viską išbandai, ar ne, tada be abejo galbūt kažkur lieki, kur tau yra aktualu, kas tau yra įdomu. Ir čia netgi kalbant apie savirealizaciją, o ši tema labai yra svarbi šiandieniniam žmogui, taip, nes darbai kinta, struktūros kinta, atsiranda dirbtinis intelektas, kur kam reikia save padėti, ar ne, ir šiaip galbūt truputėlį vidinis pasaulis pasisuko kitų rakursų, tai šita metodika leidžia ir padeda žmogui pamatyti, kuo jis nori tapti, kas jis nori būti ir kaip save realizuoti. Lygiai tą pačią kelionę praėjau aš ir labai džiaugiuosi šiuo instrumentu, kurį turiu, dėl ko juo labai ir noriu su jumis dalintis. Tad artimiausias kursas bus Klaipėdoje, užsirašykite, parašykite, jeigu įdomu ir jeigu norite daugiau pakalbėti, kokia tai yra metodika. O ir internete yra tikrai labai daug informacijos.